Sveiki visi, šį kartą pas mane ant darbastalio, kaip matote, yra dar vienas labai įdomus aparatas, tai yra švedų kompanijos Bladelius integruotas stereo stiprintuvas, modelis, kurio yra Thor. Ir tai yra antros kartos šio modelio stiprintuvas, kaip matote, jau spėjau jam nukelti dangtį ir atidėti į šoną, nes atkeliavusi pas mane su defekto, apie kurį netrukus papasakosiu ir pademonstruosiu, o prieš tai tiesiog prabėgsim, pasižiūrėsim, kaip atrodo šis stiprintuvas iš išorės ir taip pat kaip jisai atrodo viduje. Iš išorės mes matome tikrai tvarkingai labai atrodantį priekinį fasadą, kuriame yra išgraviruotas Bladelius kompanijos pavadinimas. Modelis yra nurodytas galinėje nugarėlėje, tai yra galinė dalyje. Priekyje pas mus matosi, kad nėra kažkokių tai perkrautų arba nereikalingų estetiškai negražiai atrodančių dalykų. Tai mes turime 3 mygtukus: Standby, Source, Dim. Standby tai aišku stiprintuvą užmigdo, Source leidžia pasirinkti skirtingą įėjimo kanalą. Dim mygtukas leidžia patamsinti arba pašviesinti informaciją atvaizduojančio ekrano apšvietimą. Na ir mes matome taip pat pakankamai įdomiai atrodantį garso reguliavimo rankinėlę, kuri yra enkoderis ir matosi, kad tokios ovalios formos fainai labai žiūrisi ir aparatas išoriškai atrodo labai estetiškai. Na, kaip ir yra būdinga švedams, kurių galima taip sakyti, filosofija atvaizduoja ir šis aparatas, tai yra minimalizmas ir tuo pačiu metu yra estetiška tvarka. Tai šiuo atveju su šio aparato viduje esančiais komponentais ir išdėstymu galima būtų tą patį pasakyti. Tai mes matome pakankamai tvarkingai ir minimalistiškai atrodantį stiprintuvą, kuris yra tarp kitko balansinio tipo. Tai mes matome, kad jisai vienas stiprintuvas, kuris turi 4 stiprintuvo modulius. Kiekvienam kanalui mes turime neigiamo ir teigiamo pusperidžio stiprintuvo dalį ir taip pat neigiamo ir teigiamo stiprintuvo dalį kitam kanalui. Tranzistoriai matosi būtent išėjimo, ten galingumo tranzistoriai patalpinti ant radiatorius, kuris yra anoduotas, turi tokias briaunas, kurias leidžia efektyviau atsivėsinti pačiam radiatoriui, tuo pačiu metu atvėsinti prie jo pritvirtintus tranzistorius. Kondensatoriai pas mus matosi, kad yra naudojami geros kokybės elektrolitiniai, tai čia po 10 000 mikrofaradų, kaip spėju, į vieną petį pas mus yra 30 000 mikrofaradų. Kompanijos Višai pagaminti elektrolitiniai kondensatoriai tikrai nepigus ir labai geros kokybės kondensatoriai, tai bendroji sumoje pas mus yra 60 000 mikrofaradų, yra srovės lyginimo grandinė. Ir taip pat matosi, kad kiekvienas iš modulių stiprintuvo, nes vėlgi mes čia turime balansinį stiprintuvą, turi dar po savo atskirą maitinimo filtruojantį kondensatorių, kuris yra panašus skirtas būtent driverio daliai maitinimo išlyginti ir aprūpinti. Tai tikrai pakankamai dailiai žiūrisi aparatas, nepaisant to, kad jisai yra dabar, kaip matote, tikrai prikaupęs nemažai purvo ir dulkių, tai jo dar laukia valymo darbai. O atkeliavo jisai pas mane su problema, jog stiprintuvas neišeina iš apsaugos režimo, tai yra įjungus, kai jisai praeina tą, vadinkime taip, apšilimo momentą. Aš tuomet parodysiu įjungęs patį stiprintuvą į tinklą, kaip visą tai atrodo. Jungkime jį per srovės ribojimo grandinę. Mes matome, kad stiprintuvas eina tą, vadinkime, apšilimo režimą, warming up. Dar vienas yra momentas, kuris yra Achilo kulnas, būtent tokio tipo displejų, nes matosi, kad ne visi segmentai šviečia vienodo intensyvumo, jie po truputėlį matosi, kad pradeda blėsti ir kai kuriuose vietose gali silpniau arba ryškiau matytis. Na, dėja, bet čia yra tas tų tokių ekranų, kurios yra kaip tas, čia yra ne LEDai, o galima sakyti taip, informacija yra atvaizduojama ant tokios lempos tipo ekrano. Jėzau, iškito man iš galvos tikslus pavadinimas tokio tipo displėjaus, bet matosi, kad segmentai visi yra apšviečiami būtent ne kaip LED, o lempos tipo indikatoriaus moduliai.
Ir kaip matote, čia jis yra įėjęs į protection režimą, tai reiškia, kad stiprintuvas neužsiveda iki galo, tai yra jį sustabdo būtent apsauga. Ir tam nerimo kelia tai, kaip atrodo viršutinis dangtis, pasižiūrėjęs jį iš, žinoma, nukėlus ir pasižiūrėjęs iš apačios, matosi, kad yra pakankamai nemažai aprūkusių vietų, kurios iš tam tikra prasme yra normalus dalykas, po ilgo naudojamasi stiprintuvo gali būti, kad ir nėra kažkokių tai konkrečiai pažeistų komponentų arba dūminančių, bet laikui bėgant tos dulkės, kurios susikaupia ir pačio stiprintuvo viduje, jos po truputėlį nusėda ir gaunasi toksai nuo šilumos, nuo tos kaitros, toks pat įdegis į tam tikrose vietose, kur pavyzdžiui, kaip matome čia, kur buvo prisilietęs laidas būtent į matinimo padavimo į didžiulį tikrai galingą transformatorių. Ir matosi, kad toje vietoje niekas nėra aprūkę. Kitas yra dalykas, kuris man iš karto krito į akį, atlikus tiesiog vizualinę patikrą pačio stiprintuvo, kai tik tai jisai pas mane atkeliavo, tai kad yra sudegę saugikliai. Jos netrukus ketinu išimti ir taip pat pamatuoti visus tranzistorius, nes jeigu jau dega saugiklis, reiškia, kad tam turi būti priežastis ir man reikia įsiaiškinti, kokia jie yra. Tikiuosi, kad jeigu čia bus tranzistoriai, tai bus pakankamai lengvai gaunami tranzistoriai, nes kai kurios tiesiog ne tai, kad sudėtinga gauti, bet kai kurie tokio form faktoriaus jau esu užsakinėjęs, tai yra pakankamai brangus ir už 3 paras teko sumokėti virš 100 eurų tiesiog už pačius tranzistorius. Tai va, žodžiu, netrukus pasižiūrėsime toliau, nes noriu pamatuoti visus čia esančius komponentus, tiek pasyvius, tiek aktyvius, kad įsiaiškinti priežastį šio saugiklio išmušimo. Na ir tikiuosi, kad suradęs tą priežastį, ją galėsiu sutvarkyti ir tuo pačiu metu tikiuosi, kad nebus didelių nuostolių. Na ir faktas, kad prieš pradedant kažkokius tai darbus, man būtinai reikėtų jį išvalyti, nes labai nemėgstu aš dirbti su purvinais aparatais, tai tiesiog ne mano stiliuje. Tai pradžioje išvalom, po to jau žiūrim, kas vyksta su pačiu aparatu. Tai netrukus užsimsiu ir pasižiūrėsime, ką rasiu aš jame. Tokia įdomi labai yra konstrukcija, matosi, kad visi komponentai čia naudojami yra pakankamai geros kokybės. Nežinau, čia raudonos spalvos kondensatoriai, čia gamybos labai panašu į VART, tas vadinimas. Aš nežinau, ar teisingai ištariu tą pavadinimą, bet labai panašus, o gal ir aš klystu, gal kažkokį kitą gamintoją. Šiaip matosi Vimos raudoni pleveliniai kondensatoriai, yra keletą kondensatorių elektrolitinių, didesnės talpos, tai čia, jeigu aš neklystu, man atrodo, bus Matsušitos. Jo, tai čia Matsušitos bus Panasonikai. Panasoniko kondensatorių, matosi, juodi šitie yra. Šiaip bendrai tai tikrai fainai atrodanti konstrukcija. Didžiulis toroidinis transformatorius. Matosi, kad atskirtas taip pat ir dar radiatorium. Kaip įdomi yra prie radiatorius, aš tikiuosi, kad nėra, nepriklijuotas, bet yra tas, vadinkime, šilumos detektorius, tai yra tranzistorius, kuris leidžia stebėti kaitimą pačio radiatorius ir tokiu būdu leidžia tinkamai sureguliuoti biesą. Tai pagal tai, kaip kaista pats radiatorius, o galbūt tai yra dalis ir apsaugos schemos. Be principinės schemos yra pakankamai sudėtinga. Čia vėlgi reikia daryti tuomet reverse engineering, kad daugiau galima būtų pasakyti apie pačio stiprintuvo konstrukciją. Šiaip kol kas tai pakankamai tipinis balansinio stiprintuvo vaizdas. Stiprintuvas buvo viduje pilnai išvalytas, aišku, laukia dar išorės valymo darbų, nes yra čia tokių vietų, kurios turi prikaupusius per savo laiką purvo, tai viduje tai kur kas yra maloniau dirbti su švaresniu aparatu ir esu pamatavęs visus tranzistorius, būtent galingumo išėjimo pačius. Jokių problemų nepastebėjau, taip pat ir pasyviuosius komponentus ir apkrovos rezistorius irgi viskas yra gerai.
pakeičiau aš 2 sudegusius saugiklius, tai matosi, vienas iš jų buvo akivaizdžiai sudegęs, kitas, matosi, kad siūlas yra apsilydęs ir šiaip jisai yra neveikiantis. Tai abu kanalai, būtent jeigu mes žiūrėsime iš galo, tai bus dešiniai pusiai, buvo neveikiantis ir dėl to stiprintuvas negalėjo atiduoti apsaugos. Tai esu pakeitęs dabar saugiklius į tokius pačius, kokių reikia, tik tai pas mane buvo keramikinėme korpuse, vietoj stiklinių išdėjus keramikinius. Ir, jie šiek tiek yra netgi geresni. Tai čia stovi 5 amperų greiti saugikliai, tai tokius pačius čia ir sudėjau. Dabar ką aš bandysiu daryti, tai noriu, aišku, pamatuoti įtampos kritimą prie kiekvieno iš tranzistorių, tam, kad įsitikinti, kad visi tranzistoriai tikrai yra veikiantis, nepaisant to, kad man multimetras nerodė jokių nukrypimų, tai yra didesnių, rodė, kad tranzistorius nėra pramuštas, bet aš noriu įsitikinti, pamatavęs įtampos kritimus ant kiekvieno iš čia esančių rezistorių, kad įsitikinti, jog srovė praeinanti per tranzistorius yra tolygiai visiems čia esantiems. Ir jeigu kažkur reikės patempti, tai visada yra galimybė tai padaryti su čia matau sumontuotais paderinimo potenciometrais, kurie leidžia reguliuoti biesą ir taip, sakykime, išlyginti darbinį režimą pačio stiprintuvo, jeigu matysiu, kad viename arba kitame kanale bus problemos. Kaip ir sakiau, čia pas mus yra 4 stiprintuvai, tai kiekvienas kanalas turi po 2, tai yra neigiama ir teigiama pusperiodžia. Kągi, jungiame dabar patį aparatą, pasižiūrėsim dabar, kaip jisai reaguos su naujais saugikliais. Kol kas vyksta apšilimas. Stiprintuvas apšilo ir tiesą sakant, man toks irgi yra vienas iš momentų. Šis stiprintuvas, nepaisant to, kad jis atrodo, kad būtų išjungtas, toli gražu jisai nėra išjungtas iki galo ir netgi taip pat miego režimą jisai naudoja apie virš 50 vatų elektros energijos. Tai reikia turėti tą omeny, jisai nėra išjungtas pilnai. Jį jungiant galima matyti, kad aparatas pilnai išeina iš apsaugos ir matosi, kad galiu pasirinkti skirtingus įėjimus, kaip ir viskas gerai su juo. Viskas veikia, garsas veikia. Taip pat reikės pasižiūrėti, ar tiksliai veikia pats enkoderis, nes būna su tais enkoderiais problema, kad pradeda peršokinėti, sakykime, taip reguliavimą. Tai norėsiu įsitikinti, kad tolygiai veikia viskas. Ir galima tiksliai sureguliuoti. Jeigu reikės jau įsikišti, tai tą dalyką ir padarysiu. Aišku, tuomet reikės numinėti šį didžiulį masyvų transformatorių, tam, kad galėčiau prieiti prie valdymo plokštės ir jau išmontuoti patį enkoderį. Tai taip atrodo kol kas situacija. Na ką, eisiu tuomet aš matuoti įtampos kritimų tarp apkrovos rezistorių šiuo metu jungtam režime, tiesiog nepadavus jokio signalo, taip pat nepajungus jokių akustinių sistemų, jisai vartoja apie 96 vatus. Ir, toks biški, aišku, čia pas mane dar yra viskas pajungta per, sakykime taip, per apkrovos dar lemputę, kuri leidžia man sumažinti srovę. Tai yra, nesumažinti, o apriboti srovės vartojimą, jeigu netyčia kažkas eitų ne pagal planą, tai tuo metu lemputę apsaugo nuo trumpo sujungimo ir galima išgelbėti aparatą laiku išjungus, net jeigu jame yra kažkur trumpas sujungimas. Tai toks yra momentas. Ką, einam tuomet tikrinti, kaip jisai čia atrodo su savo parametrais. Jau spėjau pamatuoti įtampos kritimą ant kiekvieno iš čia esančių apkrovos rezistorių, tam, kad įsitikinti, jog visi tranzistoriai veikia tinkamai ir nėra taip, kad kažkuris iš jų turi didesnį apkrovą. Tai kanale, kuriame buvo sudegę
saugikliai, viskas yra tvarkoje, mes čia turime maždaug vienodas įtampų kritimo ribas, tai kaip vienodas, negaliu pavadinti vienodas, bet nes gamintojas tikrai nesivargino parinkinėti visus čia esančius galingumo tranzistorius ir yra toks nedidelis išsibarstymas tarp čia esančių rezistorių įtampos kritimo, tai maždaug taip nuo 10 iki 12 mV. Kitame kanale situacija yra panaši, tik tai viena pora pastebėjau, kad turi įtampos kritimą apie 8, virš 8 mV šiek tiek, tai kai kitur yra po 10-12 irgi tame tarpe įtampos kritimą. Aišku, man kiekvieno čia esančių tranzistorių įtampos kritimas skiriasi, jis nėra vienodas. Tai jeigu taip paėmus, galima būtų pabandyti pakelti biosą, kad išlyginti čia esančią porą, kuri rodo 8,5 kažkur tai milivoltų įtampos kritimą ant rezistorių, bet tuo pačiu metu tuomet ir didėtų įtampos kritimas ir srovė ir ant kitos poros tranzistorių, nes matosi, kad su šiuo potenciometru būtų galima sureguliuoti 4 čia esančių tranzistorių biosą. Tai viena pora šiuo metu yra kaip ir gerai nustatyta. Jeigu pabandysiu kitą porą, kuri atsilieka, pakelti iki šios lygio, tai šios lygis taip pat bus automatiškai pakilęs. Tai žodžiu, išės taip paprastai juos subalansuoti. Kaip ir sakiau, viena iš tų priežasčių yra tiesiog pagal parametrus gali skirtis patys tranzistoriai. Galbūt jie net nėra iš vienos ar tos pačios partijos, nepaisant to, kad modelis jų yra tas pats. Tai yra, toks yra įdomus momentas. Ir ką dar taip pat norėjau parodyti, tai matosi, kad šiuo metu stiprintuvas yra išjungtam režime, tai yra jisai yra standby režime. Ir net esant standby režime, mes matome, kad per pačius tranzistorius nuolatos teka srovė ir mes galima stebėti įtampos kritimą 3 mV. Matosi, kad ekranas yra užgesęs, tai aparatas miega, bet vis tiek jisai matosi, kad tranzistorius nuolatos laiko apšilusius ir jie praktiškai tik įjungus pačiam stiprintuvui yra pasiruošę darbui ir mes matome čia jau įtampos kritimas po truputėlį didėja, kaip ir sakiau, 10-12 mV tarpe. Tai šiaip pats stiprintuvas pakankamai asketiškas, turint omeny valdymą pačią, tai nėra čia nei tono kontrolės reguliavimo, nei kažkokių tai kitų momentų. Tai toks yra vaizdas. Na ir pabaigai dar patikrinsiu, kokia yra situacija su DC offsetu. Šiuo metu esu pajungęs vieną iš gnybtų prie pliuso išėjimo, būtent vieną iš kanalų groundo atžvilgiu matuoju šiuo metu įtampos kritimą. Jisai pakankamai yra normalus, nėra kažkur tai lipantis per daug į viršų ir panašiai. Matosi, kad yra ta, vadinkime taip, deviacija viena ir kita pusė, tai yra visiškai normalus reiškinys. Pasižiūrėsiu dabar minusą, kokia yra situacija, tai irgi panašu, kad viskas čia irgi yra tvarkoj. Aišku, vėliau pamatuosiu įtampos nuolatinės sudedamosios tarp pačių gnybtų, ar viskas yra ten tvarkoj, ar yra balansas. Kito kanalo pasižiūrėkime, kokia yra situacija. Matosi, kad irgi nėra blogai, viskas fainai. Plius minus gairėse, kurias norėčiau stebėti, tai yra neperžengiant 10 mV į vieną kitą pusę. Aišku, reikia turėti omeny, kada matuosim jau tarp pačių gnybtų, tai gali būti, kad ten bus viskas ok su pačiu balansu. Su groundo atžvilgiu viskas ok, dabar pasijungsime pasižiūrėti, kaipgi atrodo situacija tarp abiejų kanalų. Pajungus, tai mes matome, kad DC offsetas šioje vietoje yra tvarkoj. Deviacija matosi, kad viena kita pusė vyksta, tai yra jisai nuolatos yra tokiam bandantis stabilizuoti procesą, tai laikytis, sakykime, taip arčiau nulio, bet džiugu tai, kad neperžengia 10 mV plius minus gairės. Pažiūrėkime, kaip atrodo kito kanalo DC offsetas, tai yra DC balansas, net offset, net ne offsetas. Principas yra tas pats.
Tai čia irgi viskas yra tvarkoje, matosi, kad šiuo metu, viskas liuks. Tai gerai, abiejose kanaluose nėra nuolatinio sudedamosios perteklio, aparatas yra sveikas ir galima jungti jį prie kursinio sistemų. Na ką, viskas, liko tik tai uždengti patį dangtį. Dangtis tai tikrai matosi labai storo tokio plieno, dažytas irgi matosi, kad panašu, kad milteliniu būdu. Lygiai taip pat ir šasi, ant kurio yra sumontuotas visi moduliai, atlikti iš pakankamai storo plieno, tai čia pas mus yra maždaug 2,3 mm. Tai, stiprus ir storas šasi, kuris ir prilaiko visus čia esančius elementus. Labai džiaugiuosi matydamas, kad dar vienas šauniai atrodantis aparatas jaučiasi gerai. Šį kartą su mumis buvo švedų kompanijos Bladelius integruotas stereo stiprintuvas, modelis, kurio yra TOR MK2, kurį galėčiau drąsiai priskirti prie audiofilinio aparato, vėlgi dėl keleto momentų. Tai vienas iš jų yra tas, kad šis stiprintuvas turi pakankamai trumpą signalo kelią ir taip pat neturi jokių kitų papildomų elementų savo kelyje, tokių kaip tono kontrolės blokas ir taip toliau. Tai vėlgi, kuo tiesiausias kelias ir viskas yra paprasta ir tuo pačiu metu neprasta. Taip pat matėsi, kad aparatas kur kas gaiviau atrodo šiuo metu, nes jisai buvo pilnai išvalytas tiek išorėje, tiek viduje. Iš atliktų darbų labai buvo daug dėmesio skiriama šio aparato aktyvių bei pasyvių komponentų patikrai, toje grandinės dalyje, kur buvo sudegę saugikliai, nes vėlgi, kaip žinia, tai saugikliai šiaip savo nedega ir jeigu jie sudega, reiškia, tam yra kažkokia priežastis. Tai šiuo atveju priežastis galėjo būti greičiausiai užtrumpinti išėjimo terminalai, kurie yra pakankamai gerai apsaugoti. Tai galėjo tai būti arba netyčia prilietus jau prie pačių akustinių sistemų, arba kažkaip galbūt sugebėjo šeimininkas tai padaryti. Ir dėka čia naudojamų 5 amperų fast acting, taip vadinamų saugiklių, jie pakankamai puikiai atliko savo darbą ir saugojo likusią grandinės dalį, tai visi tranzistoriai liko sveiki. Ta patvirtino ir atlikti režimo matavimai, taip pat pačių komponentų matavimai. Vėlgi atrodo ir paprastas yra dalykas, tai paimti tiesiog pakeisti saugiklius, bet tam, kad tai padaryti tinkamai, ne tai, kad padaryti tinkamai, bet įsitikinti, kad aparatas veikia ir veiks gerai, tai reikia atlikti pakankamai daug kontrolės, tai yra ir patikrinti likusias grandinės dalis, ir režimus patikrinti, kaip jis veikia, įtampų kritimą, srovių naudojimą ir taip toliau. Tai šiuo atveju kol kas viskas yra gerai. Dar kelias dienas patestuosiu šį stiprintuvą tam, kad įsitikinti, jog jisai daugiau jokių staigmenų netneš savo šeimininkui. Taip pat patikrino visas likusias funkcijas, tame tarpe ir encoderį, kuriam kėliau tyrimus, nes man pasirodė, kad jisai neadekvačiai veikia, o pasirodė, kad viskas yra gerai. Tiesiog, kai tu švelniai ir tolygiai didini garsą arba mažini jį, tai jisai labai tvarkingai matosi, kad didėja arba mažėja, bet jeigu tu šiek tiek greičiau pasaki, jisai tiesiog greičiau sureaguoja ir tu realiai gali kaip greitai sumažinti, taip greitai padidinti garsą iki, sakykime taip, norima lygio. Tai jokių problemų su encoderiu aš nematau, tiesiog viskas priklauso nuo to, kaip greitai yra sukamas šis encoderis, taip jisai greitai peršokinėja tuos pačius režimus. Tai mažina arba didina garsą. Toks yra momentas. Tiesa, yra dar dalykas, kuris kažkada, galbūt po 5, galbūt po 10 metų, bet greičiausiai, kad pareis, tai būtent tas ekranas. O gal ir ne, aš galiu ir klysti. Bet, perdega tokie komponentai ir galų gale arba jie labai blankiai švies pradės, arba iš viso tam tikra dalis segmentų nebešvies. Tai toks yra dalykas. Šiaip jisai fainai atrodantis, bet nepraktiškas jau dalykas, nes turi tendenciją perdegti ir nieko su to nepadarysi, tik tai keitimas. Bendrai aparatas tikrai atrodo šauniai, skamba taip pat jisai irgi fainai. Kol kas dar jo nespėjau paklausyti savo sistemoje su aukštos kokybės šaltiniais, tiesiog pasijungęs su iš kompo paleisti muziką, ten
Ir mane vis tiek tai džiugina, tai manau, kad turi gerą potencialą. Kai paklausysi savo sistemą, galėsi pasidalinti įspūdžiais ir papildyti, sakykime taip, savo nuomonę apie šio stiprintuvo skambėjimo charakteristikas. Kol kas man viskas patinka. Akis manoji stengiasi slaptai tave nupiešti šimtyje, kaip gyvą. Aš rėmus tau atstoju, kaip matai. Ir išlaikau gražiausią perspektyvą. Šviesa iš tavo spindinčių akių, dirbtuvės mano prieblandon srovena. Gėrėkis savo atvaizdu puikiau ir per kūrėją žvelgtuk į jo meną. Taip mes draugavome. Savo akimis tave bandau iš sielai nutapyti, o tavo akis džiaugius tylomis ir mano celėje lyg saulė švyti. Aš dievinu akis, tik tai gailiuos, kad širdį atvaizduot negali jos.